Sveiki, mėly žmonės. Šiam video noriu tokį padaryti pažintinę biškį informaciją, kad užves žmonės ant tam tikro supratimo pirminio. Šiandien sulaukiau skambučio, klientai teiravosi, tiesiog skambino. Sako, noriu išsaugoti santuoką dėl santykių, kaip daryti, ateiti man, ateiti vyrui, ar ateiti abiem. Mano atsakymas šito vietoj patarimas būtų toksai, kad šiaip 14 metų darbo tai įžvalga jau yra sena tokia, kad pagalbos dažniausiai reikia tam, kuris man skambina, tik tas žmogus ne visada tą pat supranta. Bet jeigu apie santykių normalizavimo pradžią kalbėt, kuriam reiktų kreiptis, jeigu kreipiatės į mane ir norit suprast priežastis, jas efektyviai pašalinti ir turėti fainą, gerą rezultatą, kiti suplėšo pareiškimų skyrybom ir gyvena puikiausiai, dar geriau sutardami daug kartų negu iki šiol. Tai kreiptis pagalbos svarbu pradėti tam žmogui, kuriam santuokoje arba santykiuose, nes visada yra du žmonės santykyje, minimum du žmonės, yra pradėti nuo to, kuriam yra blogiau tuose santykiuose. Ką reiškia blogiau? Blogiau tai reiškia, kažkuris vienas iš poros visada dažniau susinervuoja, dažniau supyksta, dažniau susierzina, reaguodamas į tą kitą asmenį, savo partnerį ar partnerę. Ir nesvarbu, tai gali būti mama, vaikas, žmona, vyras, žmona, taip toliau. Santykiai yra visur tarp žmonių. Ir tai tas, kuris dažniau susierzina, susinervuoja, paskui jis, aišku, dažniausiai tą savo nepasitenkinimą išsako, išreiškia priekaištais, pretenzijom, kaltinimais. Tai tam žmogui racionalu kreiptis, jeigu jūs norite efektyvios pagalbos, norite kreiptis į mane, tai pas mane realu kreiptis tam žmogui, pas kurį dažnesni stresai, kuris supyksta, kaip sakiau, priekaištauja, kaltina, manipuliuoja savo partnerį ar partnerę per kaltę, baimę, gailestį, ignoravimą, nebendravimą ir panašiai, tos klasikinės naudojamos, tos, kaip aš vadinu, neskanios manipuliacijos santykiuose. Tai nuo to asmens tam žmogui reiktų susivokti ir jam pirmam kreiptis pagalbos. Analogiška situacija gali būti ir, tarkim, kai yra priklausomybės atvejai šeimoj, nes tenka padėti ir, tarkim, geriančių vyrų, vartojančių alkoholį vyrų priklausomybę turinčių žmonom, ar vyram priklausomybę turinčių žmonų. Tai tokioj situacijai, jeigu tas pats priklausomybę turintis žmogus spręsti savo problemos nenori, jis tame problemos šitam dalyke savo nemato, o nervuojasi mama, tėvas, sesuo, žmona, draugė, tai vėlgi pradėti, aš visada taip siūlau ir taip dirbu, kad jeigu anas nenori tvarkytis, pradėti nuo to, kuriam blogiau, kuris labiau nervuojasi, stresuoja ir panašiai. Tai tada jūs, jeigu šituo keliu eiti, tai dingsta energijos ir laiko gaišimo momentas, tai, kad žmonės kovodami, tarkim, žmona pykstasi su vyru ir jinai ten grasina į skyrybom, ten tuo, nuo trečių. Bet dažniau konfliktą pradeda žmona, jeigu toks atvejis yra. Būna, kad ir vyras pradeda, bet aš kadangi šiandien skambino man moteris, tai aš sakau, dažniau pradeda būna žmona ir tada reiškia, nors jai pačiai sudėtinga kitą kartą žmogui pripažinta, man savo, kad aš dažniau nervuojuosi, supykstu, pradedu didesnę dalį konflikto, 80-90%. Bet esmė, supraskit, mėlyje, gesinti reikia tą vietą, kuri dega. Jeigu labiau užsiplėskia dažniau, čia atveju žmona, galbūt šitam pavyzdį, nuo darbo su tuo žmogum reikia ir pradėti tvarkyti. Poros, santykių ir panašiai. Paskui aš, taip kaip aš dirbu, tai normalizuojasi būsenos, ramiai pradeda reaguoti, bet pirmą supranta, duodu teisingą supratimą, žmonės gauna, kas yra santykiai, ko juose reikia siekti ir kas yra tas, iš tikrųjų, tas partneris mano, jeigu kalbam apie šeimą, apie porą, kas yra tas mano vyras, žmona. Ir kad skyrybos iš esmės jos nieko nesprendžia, nes pavyzdys, pavyzdžiui, galiu iliustruoti, kad būtų aiškiau, supraskite, jeigu aš nemoku vairuoti mašinos, automobilio iš esmės, tai man blogai bus ir Audi vairuoti, aš darysiu avarijas, aš nepavairuosiu ir Mercedeso, ir Volkswageno, ir Sabo ten, ar bet kurio kito modelio. Lygiai analogiškai ir santykiuose, jeigu aš nesugebu sutarti su vienu partneriu, aš kalbu dabar abstrakčiai bendrai, su vyru ar su žmona, tai jį numetus, nes poroje visada, kai skiriasi, vienas kažkuris numeta, inicijuoja skyrybas. Nebūna taip, kad mes įsiskyrėm, visada kažkuris vienas inicijuoja skyrybas.
Va, tai jį numetus ką, jeigu aš čia nesimokiau teisingai, su vidinių dalykų netvarkiau, jų net nesupratau, tai kas bus kituose santykiuose? Tai jeigu aš vieną mašiną sudaužiau, nu tai kas, kad aš modelį pakeisiu, ar metai bus kiti, ar variklis bus ten ne benzininis, dizelinis. Aš vis tiek darysiu avarijas. Taip kad va, tą supratus, tada labai svarbu, ateina gilus suvokimas, kad pradėti reikia nuo savęs, nuo to, kam blogai arba kam santykiuose blogiau. Tai va tiek šiam kartui, linkiu jums sąmoningumo, išminties, loginio mąstymo ir jeigu reikia pagalbos, ieškokit, kreipkitės, nes tai yra, tie dalykai yra sutvarkomi. Bėgti iš santykių, skirtis, ėsti vienas kitą yra neišeitis. Geros dienos visiems, iki.